Apie savo laikrodį pirmą kartą pradėjau svajoti prieš daugiau nei 10 metų. Maždaug 2015 buvau jau sugalvojęs pavadinimą, nusipirkęs logotipą iš dizainerio, suradęs veiklos partnerį ir ieškojau jau tada tiekėjų. Bet tuomet buvau studentas, neturėjau laisvų pinigų ir tas partneris taip pat buvo studentas ir pamanęs, kad tai vienintelis būdas, kaip išeiti iš šio susitarimo, vieną dieną tiesiog nustojo atrašinėti. Bet ir labai džiaugiuosi, nes nemanau, kad būtų kas nors pavykę. Supratimo apie tai nelabai turėjau praktiškai ir tai būtų dar vienas šlamštinis eBay kiniškas brandas. Kai kabutėse kūrėjai atsiverčia Alibaba pateiktus katalogus ir išsirenka spalvytes, nusiunčia logotipą ir gimsta jų laikrodis. Šį kartą viskas visai kitaip. Kai praeitais metais susitikau su Liudu Norkumi, kas atsimena tą video, kuris išleido savo paties gamintą Regulator laikrodį, su juo tapome draugais ir apie laikrodžius susirašinėjome jau nuo pat to laiko kasdien. Taip jis prasitarė, kad nori sukurti Lietuvai skirtą dizainą, tačiau yra paskendęs darbuose ir jo ofisą užbombardavusiose staklėse, tam sakė neturintis laiko. Taip pat gimė mano idėja sukurti savo laikrodžių mikroprekės ženklą. Su Liudo pagalba viską norėjau padaryti kaip priklauso, todėl beveik jau 2 metus tęsiasi mano pirmojo laikrodžio kelionė. Bet apie tai pradėkime nuo pradžių. Iš pradžių man reikėjo sugalvoti pavadinimą bei nupiešti logotipą. Brandą sumaniau pavadinti Vaidila. Man jis skamba magiškai ir paslaptingai, mat Vaidila kadaise buvo senovės lietuvių ir visų baltų žiniuonis, autoritetingas pagonybės pranašas. Jis tiesiogiai bendraudavo su dievais, matydavo vizijas ir žinojo daugiau nei bet kas kitas bendruomenėje. Šio mistinio žynio vardas, pamaniau, puikiai tiktų laikrodžio prekės ženklo pavadinimui, kurį papildo ir kitas baltų istorijos fragmentas. Senovės baltų žvaigždę atvaizduojantis logotipas. Šiaip šis pavadinimas man galvoje įstrigo jau nuo vaikystės, mat užaugau netoli tokio seno pastato Klaipėdoje, ant kurio didelėmis medinėmis raidėmis buvo parašyta Vaidila. Senais laikais, kiek man teko girdėti, ten buvo kadaise kino teatras. Ten ir šalia esančiame parkelėje, būdami vaikais, rinkdavome žaisti, o šalia dar stovėjo ir tebestovi, tarp kitko, labai senas fontanas su Lietuvos pagonių medinėmis skulptūromis. Tai yra 3 dievai – Vaidila, Aitvaras ir Bildukas. Visą tai prisiminęs pagalvojau, kad tai tobulas pavadinimas mano norimai istorijai sukurti. Bet pereikime prie pirmojo laikrodžio, kuris yra skirtas būtent Lietuvai. Kiekvienas jo komponentas, išskyrus mechanizmą žinoma, buvo sukurtas nuo nulio. Liudas su savo inžineriniais gebėjimais sukūrė kiekvienos detalės brėžinius, pagal kuriuos jis ir buvo pagamintas. Klasikinio stiliaus ir turbūt galėčiau pavadinti unikalios formos, 39 mm korpusas yra pagamintas iš 316L nerūdijančio plieno. Jis buvo šlifuojamas įvairiomis kryptimis, taip pat kaip ir kai kuriuose vietose nupoliruotas iki blizgesio. Karūnėlė išgraviruota Vaidilos logotipu, o dangtelis turi logotipą, pavadinimą, šiek tiek informacijos, Lietuvos valstybės sienų kontūrus ir laikrodžio numerį. Taip pat pagal užsakymą yra pagamintas ir angliškai hat domed, gaubtas ir antirefleksinė danga padengtas safyrinis stikliukas, kuris gražiai susilieja su laikrodžio korpusu ir blizgiai nupoliruota korpuso kraštinė dalimi. Ciferblatas yra iš 4 dalių, 2 aliuminiai ir apvaliai šlifuoti chapter rings, tai yra žiedai, kurių vienas indikuoja minutes, o kitas romėniškai užrašytas valandas. Ir per vidurį sėdinti juoda plokštė, ant kurios guli kruopščiai išpjautas ir auksu padengtas vytis. Apačioje įkomponuota Vaidilos logotipo lentelė bei iš dešinės esantis datos langelis. Kad geriausiai dėrėtų su ciferblatu ir laikrodžio korpusu, pasirinkau faceted rodikles, tai yra subriauna per vidurį. Rodiklių dizainas yra alfa tipo, su arrow lietuviškai strėlės stiliaus sekundžių rodikle. Turbūt sunkiausiai sekėsi surasti, kas galėtų išpjauti vytį ir padengti į auksu, kad nesioksiduotų. Išpjevimą tiekėjui pavyko padaryti tik iš keleto bandymų, ilgainiui šiek tiek pakeičiant vyčio linijas, su tikslu sutvirtinti konstrukciją. Dirželį norėjau pasirinkti kuo geresnės kokybės ir iš pradžių galvojau apie aligatoriaus odą, tačiau oda iš geriausios aligatoriaus dalies yra be galo brangi, o imti pačią pigiausią ir prasčiausią variantą vien dėl to, kad tai pavadinčiau aligatoriaus ar tai krokodilo odos dirželiu, nepasirodė protinga. Tokiu atveju jie būna kieti, nelankstus, ploni, dėl to yra padengti storu laku
ir kitais apdirbtais sluoksniais. Vaidilos dirželis yra antras pagal karvės odos skalę, tai yra aukštos klasės top grain arba viršutinio sluoksnio, dar vadinamo koreguoto grūdo oda. Ji nuo aukščiausios klasės, tai yra full grain odos, skiriasi tuo, kad yra šlifuota ir įspausta raštu, o ne natūralaus rašto, kaip pirmos klasės oda, kuris mano manimu šiam laikrodžiui pamaniau nelabai ir tiktų. Ši oda taip pat yra itališka, kas reiškia, kad buvo rauginta Italijoje. Taigi labai norėjau Vaidilos dirželį pasirinkti tokį, kuris neiškeltų laikrodžio kainos ir nesuplėšytų jūsų piniginės, bet tuo pačiu ir tvirtą, patvarų, ilgaamžį ir geresnį nei žemiausios klasės krokodilo oda, kurią gamintojai dažnai renkasi vien dėl pavadinimo panaudojimo marketinge. Mechanizmą pasirinkau patikimą – japonišką Citizen Watch Co. kompanijos gaminamą Miyota 9015. Tai aukštesnės klasės vadinamas premium automatinis mechaninis mechanizmas, kuris yra laiko patikrintas, ilgaamžis ir nesudėtingai prižiūrimas. Jo galios rezervas siekia iki 42 valandų. Iš pradžių svarsčiau naudoti 8 serijos Miyota mechanizmą, toks šiuo metu yra įdėtas į prototipą, tačiau nusprendžiau, kad verta investuoti į geresnį, tikslesnį ir aukštesnių dažnių veikiantį mechanizmą. Jis veikia 28 800 virpesių per valandą dažniu, todėl pasižymi sklandesniu sekundinės rodiklės judėjimu ir didesniu tikslumu. Mechanizmas taip pat turi hack funkciją. Ištraukus karūnėlę, sekundinė rodiklė sustoja, todėl laiką galima nustatyti itin tiksliai. Skirtingai nei 8 serijos mechanizmuose, kur rodiklė juda toliau. Be to jis yra plonesnis, todėl ir galutinis laikrodis pasižymės mažesniu korpuso storiu, nei matomas dabar. O dabar pakalbėkime apie V01 kainą. Šių laikrodžių bus išleista 300. Užsakymus darysiu pre-order principu, tai yra norintiems įsigyti laikrodį, iš pradžių tai reikės rezervuoti savo užsakymą ir laikrodžio numerį. Tai galite padaryti šiuo WhatsApp numeriu arba elektroniniu paštu. Apie užsakymo eigą informuosiu kiekvieną asmeniškai. Šiuo metu rankose turiu tik 2 pačio laikrodžio prototipus. Pirmasis 100 kainuos 500 €. Kitų likusių 200 kaina bus šiek tiek didesnė. Pamaniau, pirmiesiams sąraše pritaikysiu bent jau šiokią tokią nuolaidą. Na dar ir dėl to, kad prisideda vėliau šiek tiek daugiau mokesčių ir taip toliau. Pirmieji pirkėjai, pamaniau, galbūt norės kažkokio tai išskirtinesnio ir retesnio serijos numerio taip pat. Daugiau informacijos rasite vaidila.com ir Instagramo bei Facebooko puslapiuose, kurios labai kviečiu visus pasekti. Šio momento laukiau ilgiau nei metus, o jei žiūrint ilgojų laikotarpių, daugiau nei 10-metį. Todėl labai džiaugiuosi pagaliau tai paleidęs. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kitų kartų.